kojų man irgi kažkaip tai buvo labai tokios savaitės, toks tempėsi guma, labai moko kantrybės tam tikri dalykai, aš nesu labai kantri ir tada dar labiau moko. Ir tokios įtemptos tikrai tos dienos. Ir aš ieškojau praktikos, ieškojau ir tada supratau, žinot, kai būna, kai, kažkur tai pastringi, grįžk prie pagrindų. Tai šita praktika, jinai tikrai fantastinė, aš ją galbūt taip galiu pasakyti, kad kundalini jogos mokytojai, kiekvienas, ar instruktoriai mokytojai, gal čia per stipriai reikia truputį daugiau pabūt šitam procese, turi savo mėgstamą kažkokią tai kryją ir viena iš mano tikrai mėgstamų ir tokia, kuri gali sugrąžinti į tokį vidinę ašį. Yra paprasčiausia, taip jin ir vadinasi, paprastoji nugaros energizavimo kryja. Tai išjudinsim nugaras, pabūsim tokiam susijungime su kūnu, pajusim tą savo kūną, savo tikrai niekur kitur, tik tai savo kažkokį neišjudėjimą, savo strigimą, savo skausmą kažkur, gal nugaroj, gal kažkur, tai labai būkite dėmesingos. Tiesiog būkite dėmesingos savo kūnui, atsiduokite, tiesiog taip su flow judėsim, net nelabai svarbu, ką darysim, svarbu, kad darytume tai neišskridusios, o tiesiog būdamos čia. Tai atsisėskim dabar visos jau į patogią pozą, tokią, kokia jum yra patogi. Ištiesinkit nugarą, pajauskit, kad jūs nelenkėt nugaros į priekį ar nesukrentat, jinai tiesi, įsipatoginkit, atsisėskit, rankos ant kelių, genmūdroj. Ir tiesiog giliai kvėpkit, iškvėpkit. Dar kartelį įkvėpkit, iškvėpkit. Lėtas, labai gilus kvėpavimas ir pajuskit, kaip jūsų kūnas bekvėpuodamas taip išsilygiuoja, galva nusileidžia, smakrastis įstato į kaklo duobutę, pečiai nusileidžia, įtampa tokia atslūgsta ir jūs tik kvėpuojat. Tik kvėpuojat ir jaučiat, aš esu. Aš esu tiesa. Įkvepiam sat, iškvepiam nam. Įkvepiam, pilvas išsipučia. Iškvepiam, subliūkšta. Sudėkime rankas
į maldos mūrą ir stipriai patrinkime. Galit pasukti į vieną pusę, į kitą pusę. Iškelti rankas virš galvos. Labas rytas, Raselė, junkis. Tuoj atsidarysim erdvę, niekur nevėluoju. Nuleiskim šiek tiek į apačią. Galit pirštukus sunert ir taip truputėlį tokį pajudint rankas, riešai pasisuka, patrinam delnų apačios, taip pakaitinam, dar truputėlį patrinam rankas ir sudedam rankas prie krūtinės į maldos poziciją, maldos mūdrą. Įkvepiam, iškvepiam, nuleidžiam pečius, dar kartelį įkvepiam. Su iškvepimu įstatome smakrą į kaklo duobutę ir įkvepiam mantroms. Om Namo Gurudeva Namo. Om Namo Gurudeva Namo. Om Namo Gurudeva Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeva Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeva Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeva Name. Ir giliai įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulbant, traukiam išangės lytinius raumenis, pilvo centrą, prie nugaros į viršų. Keliam energiją į viršų. Iškvepiam, atsipalaiduojam, nuleidžiam rankas ant kelių, į genūdrą. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Trumpas apšilimas. Visi žinot, kas yra ugninis kvėpavimas. Ugninį kvėpavimą mes darysim lengvoje pozoje, atsisėdusios rankos ant kelių, genūdroj. Įkvepiam. Ir pradedam su iškvėpimu pompuoti pilvą. Koncentruojamės į iškvėpimą. Įkvėpimas ateina pats. Jauskite, jei turite pirmas dienas savo mėnulio dienų, galite kvėpuoti ilgą gilų kvėpavimą. Jei nebijote, ugninis kvėpavimas padeda greičiau pasišalinti kraujui, tai sutrumpėja tos mėnesinės. Akys užmerktos, koncentracija į trečią akį ir pompuojam pilvukus.
Ir įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam ulbą. Nugaros tiesios. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Atgaunam kvapą, keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Įjungsiu tokią lengvą muziką ir mes pajudėsime į sufjausukinius. Išlenkiam nugarą į priekį, įkvepiam, atgal iškvepiam. Jauskite save labai. Kokio dydžio jūs norite tų sufjausukinių. Galit pradėti visiškai nuo mažo ratuko ir įsivažiuoti į didesnį. O galit iš karto sukti didelį ratą. Įkvepiam į priekį, iškvepiam, kai išsirečiam atgalios ir jauskite taip, kad galva praktiškai jinai tokioj ant jūsų nugaros ašies ir jinai stipriai nejuda, nei išsitempia į priekį, nei grįžta atgal. Ir mėgaukitės. Mėgaukitės tuo, kad galite judėti. Su dėkingumu savo, savo nugarai. Pagrindiniai savo atramai, be jos mes niekur. Ir kitą kartą, kai atkeliausit į priekį, įkvėpkit ir sukamės į kitą pusę. Nepametam to malonumo. Ir po truputėlį galit pradėti mažinti ratukus. Dar ne iki galo, bet jie jau mažėja. Pažaiskit su savo nugara. Žiūrėkit, kaip jie yra maloniau. Ir mažindamas, susisukit jau visiškai mažutėlį ratuką, praktiškai nematoma iš išorės. Ir leiskite sustoti. Įkvėpkim. Iškvėpkim. Atsikelkim ir padarykim 13 varlyčių. Nedaug. Atsitupiam ant pirštų galiukų. Kulnai susijungia. Rankos išplėstais pirštais. Pas ką ilgesnės rankos tam geriau. Galit padėti ir delnus. Aš nepasiekiu. Ir keliamės į viršų. Uodegytę keliam į viršų. Įkvepiam. Grįžtam atgal, iškvepiam.
Skaičiuokitės. 4, 5. Nenuleidžiam kulnų. Ir kai 13 pakelsit savo uodegytę, tai taip palaikykit, įkvėpkit, iškvėpkit, dar kartelį įkvėpkit. Ir dabar jau su iškvėpimu keliamės į viršų. Slankstelis po slankstelio, neskubėkit. Atsistojat. Pajuskite savo pėdas. Kulną, nykštį, pagalvėlę po nykščiu, po didžiuoju pirštu, mažai pirštuką ir pagalvėlę po mažuoju pirštu. Taip ant 4 taškų kiekviena koja. Ir keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Dabar nuleidžiame akis į apačią, kad matytumėt savo nykščius, savo kojų pirštus, atsiprašau. Ir po truputėlį nusileidžiam, atsisėdam. Paskutinis mūsų apšilimo pratimas. Drugelis. Sudedam pėdą prie pėdos, jas apkabiname rankomis ir pradedam plasnoti. Kiek galit, kiek jaučiat, kad jums komfortiška ir truputėlį daugiau. Atverkite savo klubus. Klubuose mes esam profesionaliai konservuojančios savo įtampą. Tai kuo labiau atversim savo klubus, to ta įtampa galės lengviau išeiti. Ir įkvepiam, užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulbą. Labai nelengva tokioj pozicijoje už tą kablį užkabint, bet darom taip, kiek išeina. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Grįžtame į lengvą pozą ir judėsime jau į mūsų kryją. Pirmas pratimas – nugaros išlenkimai. Dėkite rankas ant čiurnų. Laurutėtų taip, tai tau bus abudu pratimai taip. Ilgesnis laikas, nes mes sekantis pratimas kelsimės į uolos poziciją ant kelių. Tai darykite nugaros išlenkimus. Irgi pradėkite, žiūrėkite, kokia jūsų ta nugara šiandien yra. Kaip nori jinai judėti. Ar greičiau, ar lėčiau ir su tokia atjauta. Krūtinė keliasi į viršų. Galva praktiškai nejuda. Įkvepiam, iškvepiam. Ir vėl užsimerkit ir pasimėgaukit judesiu. Pasimėgaukit taip, lyg gertumėt šalto vandens gurkšnį karštą dieną. Pajuskite judesį. Ir pajuskite, kaip nugarai patinka šitaip judėti.
Kvėpuokit. Nepamirškit kvėpavimo. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą. Iškvepiam. Kelios akimirkos poilsio. Gilus įkvėpimas ir iškvėpimas. Su dėmesiu sau. Ką jaučiat, kuri vieta galbūt sušilo ar atšalo, gal suprakaitavo nugara. Ir dar kartelį įkvepiam. Iškvepiam. Ir keliaujam ant kelių į uolos poziciją. Rankos taip pat ant kelių. Ir pakartosim nugaros išlenkimus šitoj pozicijai. Įkvepiam, iškvepiam. Visiškai juda kiti nugaros raumenys. Tikrai pajusit skirtumą tarp to, kaip judėjot lengvoj pozoj ir dabar būdamos ant kelių, uolos pozicijai. Jeigu kam nors yra nepatogus toks sėdėjimas, skauda čiurnas, tai žinoma, kad galite likti lengvoj pozoj, o jeigu tai judėkim vėl su tokia meile ir su tokiu vidinė šypsena, su jautrumu. Sau, su jautrumu viena kitai. Iš įvairiausių pasaulio kampelių, Vilniaus vietų. Mes šiandien susirinkome, susijungiame į judesį, į dėmesį savo kūnui. Savo kūnui, savo asačiai, savo sielai.
Ir įkvepiam centre. Užlaikom įkvėpimą. Prijungiam mulban, išsitiesinam. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Galite atsigerti vandens, jeigu turit. Ir grįšim į lengvą pozą. Nugaros sukiniai. Ištiesiam rankas. Dedam jas ant pečių, 4 pirštai priekyje, nykštys gale. Sulaukiam visų. Gerai. Taip, ir į kairę sukamės. Įkvepiam, į dešinę iškvepiam. Labai svarbu, kad nugaros centras būtų įimtas. Jisai apsaugo, tas ėmimas apsaugo mus nuo bet kokio tokio netikslaus pasisukimo. Nes iš esmės šitas judesys yra toksai inertinis. Įkvepiam į kairę, iškvepiam į dešinę. Alkūnės nenusileidžiam. Ir sustojam į centrą, įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, ištobulinam poziciją. Ištempiam alkūnės į skirtingas puses, jos tiesios paraleliai grindims, nugara tiesi, laikom įkvėpimą. Iškvepiam, atsipalaiduojam, nuleidžiam rankas ant kelių. Gen mudra. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Sekantis mūsų pratimas. Kairė ranka, aš jums veidrodžiuoju, eina prie krūtinės, dešinė ranka sugniaužia. Tas meškos užraktas vadinasi šita mūsų mudra. Kairė ranka eina į išorę nuo krūtinės, dešinė į vidų ir jos susigniaužia. Į kairę kelsim ranką, įkvėpsim, į dešinę iškvėpsim. Pakankamai greitas judesys. Ir tempkite rankas vieną nuo kitos. Jos nėra taip tik tai susiglaudusios. Jos viena kitą laiko labai stipriai.
Nebedaug beliko. Ir įkvepiam, taip pat rankos išsitempia viena ir kita. Tempiam vieną nuo kitos. Tempiam, laikom, visas kūnas plieninis. Ir toks kaip patrankos iškvėpimas per burną. Ir atleidžiam rankas. Nuleidžiam ant kelių. Įgyjant mudrą. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Jauskite, jūsų kūnas jau užkaito, jau kunkuliuoja. Ir keliaujam į sekantį pratimą. Dabar rankos keliauja ant kelių ir mes vėl darysim nugaros išlenkimus. Bet su rankomis ant kelių. Apkabinkite savo kelius ir vėl išlenkinėjam rankas. Vėl skirtingai juda nugara. Pajuskite, kokio tempo norite. Nugara jau sušilus, galite judėti ir greičiau, bet jeigu yra komfortiškiau judėti minkštai, su muzika, galite tiesiog taip ir judėti, pasimėgaudamos, nusišypsodamos savo. Pagirdamos save, apkabindamos save. Kiek daug, kiek visko jūs aprėpėt, darot. Kiek daug žmonių, kiek daug pasaulių paliečiat. Jūsų resursas turi būti pripildytas tam, kad galėtumėte duoti. Kad nereikėtų krapštyti iš to tuščio kibiro paskutinio lašo. Užpildykim tas savo sočius, sklidinus, kad iš jų tiesiog tykštų, o ne lašėtų. Ir pildykim ne tik savo, pildykim ir mums visoms. Gal kuriai šiandien yra sunkiau. Nusiųskim šviesos ir tokio vidinio apkabinimo, kad jūs visos pajustumėt, kad esate apkabintos. Esat globojamos, esat visada kažkieno širdį. Ir įkvepiam centre. Užlaikom įkvepimą. Mulbant, stiebėmės į viršų. Keliam energiją, sutraukiam visus tos raumenukus ir keliam juos į viršų. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Sekantis pratimas. Labai man jisai patinka. Mes kilnosime pečius. Pakeliam ir numetam. Įkvepiam ir iškvepiam.
netaupant. Stipriai. Galit atsispirt su rankom. Pakelkit. Pamatysit, kaip išjudės energija. Įkvepiat, iškvepiat, įkvepiat ir numetat tos pečius. Ir įkvepiam viršui. Traukiam pečius prie ausų. Užlaikom įkvėpimą. Prijungiam ulban. Iškvepiam. Atsipalaiduojam. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir dabar švelniai 5 kartus į vieną pusę ir 5 kartus į kitą pusę. Sukam savo galvas. Nuleidžiam, įkvepiam. Ir pradėkit sukti į tokią pusę, kuri jums patogi. Su iškvepimu keliaujam atgal. Vėl leidžiamės, įkvepiam. Labai labai dėmesingai ir švelniai. Kaklas yra labai jautrus. Jo negalima niekaip stipriai kažkaip tai judinti ar taip makaluot. Nes tikrai galima jį sužeisti ir tada labai ilgai negyja. Tai labai atsargiai. 5 kartus į vieną pusę. Ir 5 kartus į kitą. Ir kai apsukat 5 į vieną ir į kitą, kai grįšit, nunarinkite galvą į apačią ir leiskit jai akimirką pakabėti. Pakvėpuokit. Ir įkvepiam. Su iškvepimu grįžtam, sugrąžinam galvytę į vietą. Vėl meškos užraktas. Jau nebejudinsim, dabar tik tai kvėpuosim. Stipriai suimkite meškos užraktą. Aš sakysiu, ką daryti ir kartu darykime. Įkvėpkim. Užlaikykim įkvėpimą, prijunkim mulban, pakeliam rankas, laikydamos įkvėpimą. Iškvepiam, vėl mulban, nuleidžiame rankas. Įkvepiam. Mulban, laikom įkvėpimą. Pakeliam rankas.
virš galvos. Laikom ulbaną. Nuleidžiam rankas. Iškvepiam. Paskutinis kartas įkvepiam. Mulban. Pakeliam rankas virš galvos. Laikom ulbą. Laikom įkvepimą. Nuleidžiame rankas. Ir iškvepiam. Atsipalaiduojam. Rankos ant kelių, gen mūdrai. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir mūsų paskutinis karališkasis pratimas, karališkoji satkryja. Atsiklaupkime ant kelių į uolos poziciją. Vieną minutėlę aš surandu muziką. Priminsiu, sudedam rankas į tokią poziciją. Kairys nykštys ant dešinio ir rodomuosius pirštus sujungiame į tokią strėlę. Pakelsim rankas. Pakelsim rankas. Strėlė eina į viršų. Suimsim savo ausis. Sat bus. Mes taip lyg kelsim energiją. Sat. Ir nam atleisim pilvuką. Pradeda jungi muziką. Keliausim su muzika. Kol kas galit nelaikyti rankų, nes 3 minutės bus ką veikti. Pakeliam rankas. Sat. 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 Jeigu labai pavargs rankytės, pasidėkite rankas ant galvos, nenuleiskite į apačią. Ir paskui pailsėjusios vėl sugrįžkite.
Namsa, 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 namsa. Ir įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam lūpą. Iškvepiam, nenuleidžiam rankų. Mulbą su iškvėpimu. Vėl įkvepiam. Mulbą. Ir atkabinam rankas labai labai švelniai ir lėtai su iškvėpimu. Jas nuleidžiame. Pasiekiam žemę. Ir dabar labai 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 lėtai. Neskubėdamos visiškai gali dar truputėlį pabūti šitoj pozicijai. Ir gultis į šavasaną. Atsipalaiduokit visiškai, rankos, kojos kuo plačiau. Galit užsikloti.
Ir giliai, giliai įkvepiam. Iškvepiam. Po truputėlį pradedam judinti kojų, rankų pirštus, sukt čiurnas ir riešus į vieną pusę, į kitą pusę. Ir ištempiam rankas į viršų, pasiražom, taip išsilenkiam kaip bananiukai, irgi į vieną, kitą pusę. Išsitempiam ir priglaudžiam dešinę koją prie krūtinės, įkvepiam. Su iškvėpimu ir kairės rankos padedamos lenkiam ją į kairę pusę. Iškvepiam. Dešinė ranka, petys, galva lieka ant kilimėlio. Grįžtam, nuleidžiam dešinę koją. Ta patį darom su kairė. Įkvepiam. Kairę ranką ištiesiam į šoną. Su dešinė kairę koją lenkiam į dešinę pusę. Iškvepiam. Sugrįžtam abiem kojytėm prie krūtinės ir šiek tiek pasisupam į kairę ir į dešinę. Dabar sudėsime pėdas ir rankas ir stipriai patrinsim. Šiltus delniukus uždėsim ant akių. Į šitą erdvę saugią galite atsimerkti. Šiek tiek pamasažuot veiduką. Apkabinti kelius ir pasisupti ant nugaros. Šis pratimas labai gerai surenka visus lankstelius į vietą. Kas nors išjudėję ar pasislinkę, iš pasislinkimo gal ne, bet taip jie susirenka į savo vietas ir pabaikim, atsisėskim. Atsisėskim į lengvą pozą ir įjungsiu gražią mūsų lietuvišką Satnam mantros uždarymo versiją. Sudėkit rankas į maldos mudrą prie krūtinės. Ir, kad žinot žodžius, galit giedot, kas ne. Tiesiog klausykit ir prisijunkit su Satnam. Apšviečia tave, meilė apsupa tave ir lai tyra šviesa tavo viduje lydi tave. Lai amžina saulė apšviečia tave, meilė apsupa tave ir lai tyra šviesa tavo viduje lydi tave. Lai amžina tave, meilė apsupa tave ir lai tyra šviesa tavo viduje lydi tave kelyje.
su didžiausiu dėkingumu, kad jūs šiandien susirinkot čia, lenkiuosi. Dėkoju ir linkiu kiekviena iš mūsų ir sau nepamesti to vidinio spindulėlio. Jis tikrai visada parodys kelią iš kiekvienos tamsos, iš kiekvieno akligatvio. Mes jį turim viduje, nepaisant nieko, kartais užkasam dulkiam, šiukšliam, užverčiam, apmozojam ir jis nebešviečia, bet mes jį turim ir visada turim žinoti, kad jis yra. Tai tiek, sėkmėm. Įdėkim save į didžiulį dėkingumo burbulą ir paskleiskim jį į pasaulį.